Gerai, tai ką, sveiki visi anapus ekranų. Malonu, kad stebit mus. Malonu, kad gal kai kurie ir klauso, tik tais. Šiandien pasistengsim vėl kaip visą laiką, turbūt Dariušai, rimtais veidais šnekėti apie futbolą. Bandysim, vadinkim, apsimesti, kad jį suprantam, nors iš tikrųjų, taip, ne per daugiausiai, ar ne? Mūsų galbūt tik tais vienetas, vienintelis dalykas, tai didelė meilė. Arsenalui. Taip, teisingai. Šiaip, kokios nuotaikos, Dariušai? Puikios nuotaikos. Puikios nuotaikos. Labai. Bet ar neturėtų būti nuotaikos tokios maždaug kaip 4 vietos Premier lyga ir 7 vietos Čempionų lyga? Nu, tokios maždaug. Jo, bet mūsų kapitonas pagaliau grįžo ir žaidimas iš karto yra visai kitoks. Traumas jau beveik tik tais Benas White'as, Gabrielius gal kažkiek, bet pagaliau jau visi grįžo. Ir iš karto matosi rezultatas, ypač kai Odė grįžo, visai kitoks futbolas. Sportingas namie pusantrų metų nebuvo pralaimėjęs. O ką mes padarėm? Mes apie tai pasikalbėsim. Šiaip iš tikrųjų padėkas visas išreikšime mes turbūt bet kuom norim pasidžiaugti, tai iš tikrųjų pagaliau turime rėmėjus. Ir Aleksandro Fidžinai, puikus Fidžinai, ta prasme, šiaip aš nežinau, buvau nustebęs iš tikrųjų, kad nemažai, procentaliai nemažai mūsų, vadinkime, Arsenal gerbėjų nežino, kas yra Fidžinas. Tai prašau, galit pasimėgauti, galit pavarvinti seilę. Mes po to ir suvalgysime juos labai skaniai. Ir mūsų secret ingredient yra koks? Yra vištiena. Ir vištiena. Koks taip. Mūsų mylimiausias klubas yra? Taip, vištiena šiaip jos. Skani vištiena yra ypatinga, jeigu jinai pagrilinta yra. Be titulų. Gerai, šiaip nuo ko galvojam pradėti, ar ne? Galvojam gal kokius draftus tenais padaryti. Šiaip senai nedarėm draftų, tu net nesi daręs. Ne, aš net nesu daręs. Pačiam pirmam sezonė mūsų esam darę draftus. Bet aš šį kartą noriu pradėti nuo, žinai, nuo ko? Nuo tokios biški depresijos. Rudo, Lietuva. Rudo, depresija, jo, kadangi vis tiek apsimetam futbolo tokiais labai žinovais, tai galim pabandyti ir apsimesti kažkokiais tai filosofais. Ir aš tau turiu klausimą, kol aš galėsiu pažiaumoti lengvai tą Fidžiną. Pasakyk tu man, žmogau, Dariušai mielas, ar tu galvoji, kad įmanoma persisotinti futbolu? Ar ateina pas žmonės tas toksai nuo pernelyg daug žiūrėjimo momentas, kai tu sėdi ir jau ar nebėra daug emocijų, ar atsibosta, ar gal visa tai ateina iš to, kad titulų nebūna. Nežinau, aš nesirgu tą depresiją, bet pastaruoju metu kažkaip jaučiu tokį biškį, persisotinimą futbolu. Gal čia viskas susidėjo nuo to, kad ar neturėjome ir vasarą daug futbolo, ir dabar šiaip daug tų rungtynių, ta prasme, ir Čempionų lygoje dar daugiau rungtynių, ir toksai biškį aš jau jaučiu kartais, kad tokiai ateina tas savaitgalis, futbolas gerai, bet aš jau jį kažkaip taip kartais sėdžiu ir žiūriu su mažiau emocijų. Nežinau kaip tu. Jo, šiaip geras terminas, žinai, depresija yra gan rimtas klausimas. Bet išradom futbolo depresijos terminą kažkokį tais. Aš pritariu, kad tikrai yra per daug gal fulės buvo šiemet. Ypač dabar, kai patys treneriai ir futbolininkai apie tai daugiau kalba. Ir turėjome 3 international breakus, aš manau, tas irgi neprisidėjo prie gero žiūrėjimo. Ir mes truputėlį turėjome per daug traumų ir negeriausių rezultatų. Aš manau, viskas į vieną vietą susideda ir manau, todėl biškelį ir buvo to nusivylimų. Bet aš manau, kaip ir su kiekvienais dalykais, tai yra tiesiog toks etapas. Aš manau, reikia biškelį pailsėti, toj bus kalėdos. Pailsėjus vėl šausim iš naujo ir vėl nauja motivacija bus. Ypač dabar, kai turėsime dar daugiau futbolo Arsenalo, bet turime pilną sudėtį. Ir manau, rezultatai irgi pagelbės mums. Ne, jo, aš žinai, taip labai liūdnai gal nuskambėjome. Kažkaip blemba liūdnai pradėjom šitą podcastą, kalėdinę eglutę, viskas, Fidžiną ant stalo. Ir mes čia taip nuo depresijos. Aš, žinai, tiesiog atrodo, kad ir aš jau ne pirmą podcastą, žinai, irgi klausau ir podcastuose kartais kalba Hebra apie tai, kad tu perdegi tiesiog tuo sportu, kai tu daug žiūri, aišku, tai mūsų tai nėra darbas, ar ne, vadinkime, tuos podcastus daryti, darom kol kas iš idėjos, iš noro, žinai, didelio, ir gal tai kažkiek dar įtakoja, ar ne, tuos visus dalykus.
Na, tai sakau, toksai keistoj būsenoj esu. Tokioj keistokoj būsenoj, bet neslėpsiu, vienas irgi mūsų narys, Gediminas vardu, jis irgi kažką panašaus jautė, bet jisai jautė, man atrodo, praeitą sezoną pabaigoje. Tai va, tu tikiuosi viskas tvarkoja. O, ne, man viskas puikiai. Žinok, šita veikla yra, kaip sakai, iš idėjos, iš meilės, man labai padeda nuo mano kasdienybių ištrūkti. Gerai, dabar tada galim, einam toliau prie depresijos. Tikėtina, kad Arsenalo bordas visas šiuo metu šiokioj tokioj lengvoj depresijoje, nes baigėsi kas, o baigėsi antroji era Edu Arsenal komandoje, ar ne? Klausimas labai trumpas, iš pradžio atsakyk, tai kas geresnis Edu buvo? Futbolininkas Arsenalo ar Džemas? Nu, Džemas, aš taip sakau, jisai nebuvo Džemas, bet, taip vadinkim. Džemas? Džemas, Kategoriškai Džemas, ypač tada, kai jisai 19 metais atėjo, kai mes buvom post-Wenger eroj, vis dar Emery buvo pas mus, tikrai negalim nieko ten per daug pasidžiaugti. Aš sakyčiau, tikrai padėjo visus pamatus sudėlioti administracijoje, jaunimo akademijose, Mertesakeris pradėjo, Vilčeras kažkiek pabuvojo, jau pabėgo, bet aš manau, jisai tikrai pastatė tokią struktūrą, kur jam dabar išėjus tikrai nebus problemų kažką naujo priglausti, nes turime ir tą patį Tim Lewisą, turime tą patį Garliką, kurie irgi nemažai prisideda prie visko, tai manau, problemų mums nebus. Tačiau barbecue nebus toks geras, koks buvo iki šiol. Ypač tiems, kurie internete skaito, barbecue buvo visą laiką Edu simbolis internete, kai jisai visą laiką kūkino. Mimsų buvo, mimsų turim jau. Tai vat, to neturėsim, bet kažin, gal kažkas tai iš Ispanijos ateis ir tapas bus mūsų naujas. Gal Fidžino irgi daryti. Okay, aš pabandysiu, biškį įkasti, paprieštarauti tau. Pasistengsiu. Šiaip visą laiką mėgstu surasti kažkokių tai simetrijų su kitais galbūt sportais ir man labai puikus yra pavyzdys Žalgirio etapas, ar ne, kai atėjo Šarūnas Jasikevičius kaip treneris į komandą. Ir tada Žalgirio organizacija, Jėzau Marija apdovanojimai, visi Paulius Motiejūnas geriausias džiemas Europoje ir taip toliau, ir taip toliau. Ir atrodė, kad viskas supamatuota, viskas padaryta, paruoštas kilimas nutiestas į šviesų rytojų. Ir Šaras išėjo ir prišyko kampe, galima taip sakyti, nes be jo viskas pradėjo griūti, ar ne? Tai vat aš ir galvoju, ar Edu tikrai, čianais buvo tas pagrindinis visas, vadinkime, tos tokios gyvasties atsiradusios iniciatorius, ar čianais, ar Teta galbūt visgi su savo tokiu, vadinkim, nestandartiniu būdu, ar ne, nestandartiniu prieimu prie žaidėjų, galbūt kartais įnešė tos harmonijos į komandą. Aš manau, tu pats atsakei į klausimą savo monologu. Jasikevičius, manau, buvo tas žmogus, kur buvo per daug ant jo vieno statyta viskas. Ir aš ko puikiausiai suprantu, kodėl su jo išėjimu buvo tas toksai downslidas Žalgirio. Aš manau, pas Arsenalą yra visiškai kitaip. Taip, Arteta vis dar lieka. Ir aš manau, jisai tikrai buvo nemažai prisidėjęs ir prie to, ką jie bandė nupirkti per paskutinį penkmetį. Taip. Taipogi mes organizacijoje turime daugiau žmonių, kaip Tim Lewis, kuris atėjo. Aš sakyčiau, netgi eikim į pačią viršūnę, pats Joshas Kroenke, po to mūsų protesto prie Emiratų stadioną, kuris įvyko, būtent po to mes pradėjome matyti Joshą daugiau. Ir dabar žiūrint į jų franšizės Amerikoje, kaip kitiems klubams ten būtent sekasi, tai, manau, tiesiog parodo, ant kiek jisai irgi fokusuojasi į klubą. Tai aš manau, kad pamatai yra ir aš manau, kad vieno žmogaus netikimas nesugrius visas namas. Tai mano logika yra tokia ir žmonės, kurie yra siejami dabar būtent su ta rolė, irgi atrodo visai įdomiai. Ir tikrai, manau, gali ateiti ne ką blogesnis žmogus į šitą rolę. Ne, tikėkime, kad, kaip sakoma, vilkas ateis ir tikėkime, kad mūsų namas išbetonuotas, o ne iš šapalų, ar ne, suręstas ir vilkas negalės jo nupūsti. Ir šiaip, žinai, pagal ką mes matuojame Edu, pavyzdžiui, mes kaip paprasti žmonės sėdintys ant sofos.
Nu, pagal pirkinius turbūt, ar ne, galim sakyti. Nu, tą, ką mes realiai matom. Titulai, pirkiniai. Aš stengiuosi biški velnio advokato šiandien, žinai, būt. Tai kiek titulų prie du buvo? Vienas FA Cupas? FA Cupas, jo, vienas FA Cupas, du Community Shieldai. Taip. Ir, nu, grįžimas į Čempionų lygą, tai, nu, aišku, tai ne titulas, bet tai svarbu, ar ne? Būtent. Ir per tuos metus, nuo 2019, ar ne, du pas mus yra komandoje, labai galim pagirti, nu, turbūt tuos pirkinius tokius kaip Saliba, nors su Saliba tenais istorija atskira, ar ne, ten galėjo ir nebebūti jo, Martinėlis, Gabrielis, Ode, nu, aišku, Raisas, Havertzas, nu, tu gali apie juos kalbėti, bet jie turbūt nėra tie tokie džemai, ar ne, kuriuos tu suradai už mažus pinigus, nu, nes Raisas ir taip 100 milijonų, ar ne. Yep. Havertzas tenais visi sakė, nu, kad, ta prasme, aplamai nuleidom pinigus, ar ne, tuos 7-5 milijonus, bet pagirti kai kuriuos tikrai galima, ar ne, šitos pirkinius. Nu, aš kaip ir sakau, tai yra Saliba, Martinėlis, Gabrielis, ar ne, Markiniosas galbūt atrodė toksai, bet kol kas dar ant klaustuko. Tačiau buvo visoje šitoj eroj ir tokių pirkinių kaip išplėsk ausis, Pepe, Viljanas, Mari, Lokonga, Runarsonas, Tavarešas, nu, Runarsonas aš jau net nekalbu apie jį, Vieira, Davidas Luizas, Kieranas Tierniai. Nu, yra kabliukų, blemba, irgi ne? Oi, tikrai. Vadinkim, žinai, šiaip lipo Arsenalas ir atrodo dabar išlipo, bet per tuos 5 metus, nu, buvo, kad irgi kritom, nu, vadinkime, giliai ir dabar po šiai dienai vis dar esam, nu, galima sakyti, ir su to pačiu Vieira, ar ne, ir su to pačiu Tierniai, kur, nu, toksai, blemba, klausimas kyla didelis. Jo, Tomijasu dar pridėčiau į tą miksą. Jo, nors Tomijasu labai giriam šiaip, bet traumos tiesiog valgo žmogų. Panašiai ir Kieranas Tierniai, žinai, kai mes jį pirkom, irgi buvo lūkesčių daug. Taip, būtent. Ir atrodė labai promising ir traumos suvalgė jį irgi. Tarp kitko grįžo jau vėl į sudėtį, kažin su jo darysim dabar, bet jo, aš tikrai pritariu, kad buvo labai keistų ir įdomių pirkimų per Edo erą ir tikrai nevykusių. Daug brazilų. Labai daug brazilų. Labai. Bet, nu... Ne, bet tai normalu yra. Bet iš tų, žinai, iš tų džemų, kur tu sakai, vienintelis kas yra Martinėlė, yra džemas, nes Markiniosas visiškai nenusisekė. Nu, Gabrielis, ar tu negali, nu kaip, mes jį pakankamai jauną pirkom, nu kiek ten 22 metai buvo. Nu taip, nu, sąlyginai aš dar sakyčiau jaunas žaidėjas, ar ne? Kažkiek. Saliba džemas, nu, absoliutus. Ne, čia tai jau be jokių kalbų. Jo. Taipogi šnekam, žinai, apie šitos pirkinius, kurie buvo Edo eros, bet ne Artetos eros. Tai... Nu taip. Jo, bet pritariu, tikrai gerų turėjom pirkinių, taipogi kitas lasdos galas buvo ir labai blogu. Ir buvo tų vidutiniškų, nu aš vidutiniškai vis tiek skaitau, net kokį ten Tomasą Partį gali prie tų vidutinių tokių ar ne pridėti. Benas Vaitas galbūt vidutinis, bet aš manau, kad kodėl Benas Vaitas, jisai dabar atrodo geras, bet aš manau, kad tas virtnas, ta transformacija, tai čia yra nuopilnas Artetos, į ką pavirto, ar ne, nes mes įpirkom kaip, nu, gynėja turbūt atsarginė, ar ne, centro. Brightono, jo. Brightono. Tai jo tapo jisai vienas geriausių lygos, nu, dešiniojų gynėjų, ar ne? Tai buvo ir viduriuko, bet aš ir sakau, buvo ir tikrai tų tokių, kur vis dar pas mus jie yra, Mari nebėra, Lokonga, Tavaresas, nu, kur, vis dar reikės kažkaip jais atsikratyti. Tavaresas taip ar taip, man atrodo, ar ne, jisai jau out iš karto turi. Jo, ten jie turi susalyti. Taip, Tierniai ir panašiai. Tai nežinau, tai bendrai paėmus, nu, pažymį reikia tą parašyti, nu, mes viską mėgstam vertinti pažymiais, ar ne? Tai Edo era. 7. 7. Nu, blemba, tai čia taip, aš klausykas, gal čia aš velnio šitas esu advokatas, bet pokšteliai 7 į dieniną. Nu, kodėl 7 nėra blogai, ne? Ne, nu nėra, aš mokykloje labai džiaugčiausi 7, bet... Ai, žinok, labai geras pažymys. Nu, 7, okei, tai šiaip aš irgi turbūt tokį kažkur 7, tai irgi rašyčiau, gal net ir ten 6,84. Bet vien tik dėl to, nes, nu, pritrūko turbūt trofėjų. Bet ir nėra ko norėti, nes tarpsnis turbūt 5 metų buvo per mažas kažkokius trofėjus nuskinti. Okei, galėjo būti daugiau FA Cupų, koksai Lyga Cupas, ar ne, nu, labai stipriai tikėjomės, kad būtų kokia Europos lyga dar viena, nu, tai būtų visai kas kito, ar ne? Bet Europos lygoje, nu, atsiminam, nu, mums sekdavosi tiesiog tragiškai, aš kalbu apie atkrintamasis, nu, tiesiog tragiškai. Aš manau, kažkiek tai šitoje vietoje negalime pykti ant Edo ir tas 7 nėra iš blogo, nėra blogas pažymys, aš sakyčiau, pritariu, tiesiog
jisai nuo nulio beveik pradėjo, nes tai, ką jisai gavo, reikėjo labai daug ką pakeisti. Taip. Tai dėka jo dabar turime tvirtus pamatus, turime labai gerai pasirašytus ilgalaikius kontraktus su visais žaidėjais, kol vėl tikriausiai iš naujo reikės ratuką sukti ir pasirašinėti. Tai aš manau, jisai būtent paliko dabar vietą kažkam tais ateit, pagelbėt Artetai, tiesiog į tą kitą lygį nueiti, kur pagaliau pradėsime rimtus trofėjus laiminėti. Tai aš manau vis tiek. Tai viskas gerai, viskas gražiai palikta, bet iš kitos pusės, negalim ir to fakto nuginčyti, kad apie tai garsiai pakankamai kalbama pastaruoju metu, bet yra ir finansinių kažkokių problemų vis tiek klube. Kažkokių tokių lyg ir atrodo viduje yra problemų. Bent jau apie tai yra kalbama kažkiek, ar ne, taip nuogirdom. Tai tik tais va čia sakau, kiek klausimas, kiek čia tos žinios ateina tokios teisingos ir kokios iš tikrųjų, kokio dydžio tos problemos yra. Jo, financial fair play tikrai nepadeda. Aš manau, viena iš priežasčių, kodėl mes geresnio puolėjo šią vasarą nenupirkom, nes tiesiog pritrūko pinigų. Dėl viduj piniginių problemų negirdėjau per daug, kad būtų ten kažkiek tais tų problemyčių. Ypač dabar, kai esam čempionų lygoje ir ypač dabar, kai yra tas nedidelis bumas pas mus, manau, kad viskas bus gerai su finansais. Aš manau, viena didžiausia tarp problemyčių būtent Edo eroj buvo, kad jam reikėjo atsikratyti nemažai žaidėjų ir mums juos atsikratant, visi klubai žinojo, kad mes jų atsikratom ir nieko už juos mums nemokėjo. Tai aš manau, tas didelis finansinis minusas būtent iš ten ateina, kur mes nelabai mokėjom parduoti žaidėjų. Nors dabar jau po truputėlį pagerėjo, būtent paskutiniam Edu transferio lange, kur ir Smith-Rowe pardavėm, ir panašiai, ir užsidirbam kažkiek tų pinigėlių. Tai gal jau eisim į geresnę pusę. Jo, ir aš manau, kad šiandien mes turėsim, kažkaip atrodo, mes visą laiką, bet čia gal, kai tu tą klubą palaikai, tai taip ir norisi, kad tie patys žaidėjai būtų, ar ne, ir ta prasme niekur jie nepabėgtų, bet taip tiesiog logiškai žiūrint, ar ne, tiesiog paprastai logiškai, turbūt ateis laikas. Ir gal jis greit ateis, kai reikės bandyti ir tą patį gal Gabrielį parduoti, ar ne, gal ir Martinelį parduoti. Ta prasme, turbūt, kaip tu sakai, turi komanda irgi vis tiek užsidirbti tuos pinigus, ar ne vien tik tais iš, vadinkime, bilietų, tenais visų šalikų ir kitų, dalykų, bet, turi kažkaip ir tas fair playus, ar ne, pasidenginėti parduodant žaidėjus. Jo, mano vienintelis lūkestis yra, kad dabar su esamai žaidėjais laimėsim kokį rimtesnį trofėjų, kad nesijaustų, kad pradedam iš naujo pardavinėti ir ieškoti žaidėjų nieko nelaimėjus, bet jo, aš tau pritariu. Nemažai buvo kritikos Martinelio sezono pradžioj, čia kaip pavyzdys, kad jisai vis bėgioja savo krašte. Jau ir praeitais metais buvo tokios ale kritikos. Būtent, bet taip pagalvojus, dabar kraštų per daugiausiai nėra rinkoje, kur galima pakeisti Martinelį. Plus, kad jisai vis tiek pradėjo nuo 17, man atrodo, metų pas mus. Tai tikrai jaučiasi, kad yra savas ir labai sunku būtų jį parduoti. Bet jo, sunkus sprendimai artėja, Saliba. Jo, apie tos kontraktus pasikalbėsim. Prieisim, bet tenais bus daug tikrai. Dabar tik tais uždarant šitą temą, tai trumpai. Tai kas ateis? Aš manau. Ir kada? Manau, sezono pabaigoje. Nemanau, kad mes sausį kažką tais ieškosim, nereikia sąžiningai. Manau, vasarą ateis. Yra du pagrindiniai kandidatai, ką sako mūsų visagalės internetas. Realiausias, man atrodo, yra Sociedado dabar išėjęs direktorius, yra Olaba. Jisai yra irgi baskas, kaip ir mūsų mylimasis Arteta. Tai todėl labiau sieju su to, kad galimai jisai ateis. Ir toliau bus daug ispanų, daug brazilų, ar ne? Kas yra normalu, ar ne? Vienintelė iš priežasčių, kodėl dar jisai tikrai nemažai su jaunimu gerai buvo padirbėjęs, kai jisai buvo Atletikė, kai buvo Real Sociedade. Plus, kad tikrai internete buvo parašyta, kad jisai pats irgi yra truputėlį susidomėjęs, jeigu bus kalbų apie tai. Antras kandidatas yra esamas PSG direktorius. Vis pamirštu jo vardą, reiktų švilgtelt. Tai pas mus yra Kemposas. Jisai yra Portugalas, bet jeigu pažiūrėjus taip, tai jeigu prisimenam tą Monako 2013 metais, kuris čempionų lygoje nežinia ką išdarinėjo, tai jisai buvo viena iš priežasčių, kodėl ta komanda tokia buvo. Tuo metu Mbappé dar skrajojo, jo.
Bet ispanakalbį, žiūriu. Ispanakalbis žiūri, jo. Kas yra logiška turbūt, nes jie vėl nori padaryti tą tokį dvigubą tą connection tarp Artetos ir direktoriaus, kad jie kartu galėtų toliau pratęsti darbus. Ok, tai žiūrėk, tai tada sudaužom jau viltis į šipulius žmonių, kurie norėtų matyti Arseną Vengerą. Oi, gal jau dėdukui reikėtų visgi pensijos. Aš manau, kad Klopas labai panašiai pasiekė Vengero pėdom. Aš manau, Vengero jau dabar yra 74. Aš manau, jau rimtesnių rolių jau nereikia. FIFA jisai irgi visai neblogai dirbo ir daro visokiausius pokyčius. Ne, Vengeras, manau, max pensijos nueis. Tai tikrai nematysim, aš manau, į klube. Gerai, žiūrėk, kadangi vis tiek užsiminė apie tos kontraktus, tai aš galvoju, gal vėliau turėjom apie tai pasikalbėti, bet pasikalbėkim apie tai dabar, pasikalbėkim apie tos dalykus ir aš išsirašiau pagrindinius žmonės, kuriais metais turės kontrakto pabaigą, tai 25 metai, tai vadinkime po šio sezono, Tomas Partey ir Jorginho. Ar čia mes matom prasitęsimo galimybę kažkokią tai šitų dviejų žaidėjų? Jeigu tu būtum manęs paklausęs prieš pusmetį, arba, sakykime, sezono pradžioj. Džordžas būtum sakęs, ne? Džordžas, jo, šitą dar paliekčiau, jeigu jisai, nes vis tiek jisai bando tikriausiai būti treneriu ir savo tos visas licencijas renka. Džordžį palikčiau, Partey kategoriškai atrodė ne, nes traumų daug, turi jisai ten seka į Londone atitinkamos policijos ten statementai ir panašiai. Taip. Įdomius ir postus jis ten vis dar kelia visų statementų. Nesigilinkime. Įdomus jisai, bet ką aš noriu pasakyti, kai dabar žiūri jį, kai jisai nėra traumuotas, ant kiek jisai yra reikalingas ir ant kiek jisai keičia mūsų žaidimą ir ant kiek mūsų vidurys yra tvirtas. Jeigu yra galimybė bent metam dar, ir kodėl metam aš toj pasakysiu, tai tikrai pasirašyčiau. Vien todėl, kad jeigu mes vėl neturėsim Džordžį, neturėsim Partey, mes vasarą vėl koncentruosimės pirkti midfielderius. O mes vis šnekam apie puolimą ir aš manau, tai tiesiog nuimtų tą tokį dėmesį, patrauktų vėl į vidurį, kur mums visiems, manau, ir visai bendruomenį norisi pagaliau tvirtą puolėją nupirkti. Tai žiūrint į tai, aš manau, jeigu viena iš dviejų būtų galimybė pratęsti dar vieniem metam, aš manau, būtų gerai. Ok, 26 metai ar ne, tai dar po kito sezono, tai yra pas mus Trosaras, Zinchenko, Tomiyasu ir Tierney. Apie Tierney galim nekalbėti ar ne, tikėtina po šio sezono jo nebeliks, tai tada Tomiyasu, Zinchenko, Trosaras. Zinchenko... turbūt, kad viskas su Zinchenko. Jo, manau, viskas. Nebematome mes jo, ar ne? Lewis Kelly yra augantis. Kelly ir gal ir gerai, ir su visa pagarba Zinchenkui, kaip ir kiek man jisai be patiktų, kad ir kiek mes visi be palaikytume Ukrainą, ar ne, ta prasme, bet jeigu taip pragmatiškai paprastai futbolą žiūrint, aš dar noriu, kad Zinchenko žaistų, bet akivaizdu, kad nebemato greičiausiai jau jo Arteta, ar ne? Bent jau kairiai pusiai. Aš sakyčiau, dar pridėčiau prie šito Jesusą kartu, kadangi mes iš Sičio nupirkome to metu Jesusą jo. Jisai dar kitą sezoną baigsis jo kontraktas, bet Jesusą galime. Aš tiesiog kodėl noriu pasakyti. Aš manau, kad kai mes juos pirkom, mums tikrai reikėjo tokių rimtesnių žaidėjų, kad mindsetą pakeisti, kad žmonės, čempionai ateitų ir pasakotų, kaip reikia ten nueiti. Aš manau, jie savo funkciją jau padarė. Aš manau, dabar mes, kai esam tokiam lygyje, mes ko puikiausiai matom, kodėl jie City buvo ant solo. Taip. Kai mes dabar jau esam panašiam lygyje, tai čia be jausmų, be emocijų, aš manau, kad tikrai nereikėtų su jais pratęsti. Aš manau, kad tikrai jie nemažai prisidėjo. Tikrai... Gal tik tai, žinai, kas gaila? Gal tik gaila, kad Zinchenko taip ar taip jau kiek be Donatas, netgi kiek Donatai tu be norėtum jį pamatyti vidurėje, nepamatysime mes jo vidurėje. Nebent rašyk laiškus tu ten, ar tai blemba, nežinau ką daryk, bet Zinchenko, nebus. Ukrainos rinktiniai tik tai jisai ten žaidžia, nes ten jisai yra ašis, čia nais jisai nebus ašis. Aš manau, Arteta mėgsta vidury turėti labai tvirtus žaidėjus, kaip dabar matome Merino kaip pirkinė, tai Zinchenko gal neturi to duomenų. Tai ta prasme, Partey. Tai vat būtent, tai man atrodo, Arteta tiesiog nemato jį vidury, nes Zinchenko nėra
Toksai, žinai, ne kačiokas, ne didesnis toksai. Ir 27 metai ir čia tie jau tas visas šokoladas, nu vadinkime taip ar ne, o tame šokolade maudosi Saka, Saliba, Gabrielis, kitas Gabrielis Martinėlis ir Jesusas, bet jau apie jį mes jau nebešnekam, ar ne? Nu tai čia šita jau, kaip sakoma, šitas kvartetas, ar ne? Nu čia be abejonės reikia pratesinėti kontraktus ir aš manau, iki šito sezono pabaigos jie turi būti pratesti. Kategoriškai. Tarp kitko, mes praleidom Trosarą. Trosaras, sorry. Jo, nieko, bet ką aš noriu paminėti, klubas jau šnekasi su jo. Mes tikrai norime su jo pratesti. Bet, blemba, nu tada netrumpai, pašnekėsim. Žiūrėk, 29, 30 gal jau, ar ne, turbūt? 29, man atrodo, jau artėja 30. Super sabas, nu, neabejotinai super sabas. Bet aš galvoju, ar nereikėtų dar vieno naujo žingsnio žengti. Nes kaip, vadinkime, kaip toksai Martinėliui tikras kovotojas dėl pozicijos, aš manau, kad jis per silpnas yra. Nu ir blemba, nu ir kartais atrodo good, bet kartais atrodo, kad jisai, nu negali būti jisai 90 minučių žaidėjas. Kaip super sabas jisai gali būti, bet vat man atrodo, kad konkurencinė prasme Martinėliui reikėtų kažko rimtesnio. Jo, bet aš manau, kodėl mes su juo kalbamės ir aš kodėl manau, kad jisai dar tikrai 3 metus mums duotų, kaip super sabas sakai. Jisai nėra vienos pozicijos žaidėjas. Nu taip. Tai vat, manau, bet jisai vienos žaidžia pas mus. Nu, biški gelbėjo dabar, kai Odės nebuvo. Kai Odės nebuvo, gelbėjo, ne per daugiausiai gelbės, žiūrint rezultatus, bet aš jį palikčiau ant suolo, žinok, tai aš todėl manau, jie ir todėl ir šnekasi dėl kontrakto, nes plus, kad jisai vis tiek toksai clutch žaidėjas, kai reikia to įvarčio, tikrai gali įmušti ir gali ir 9 žaisti, kartais gali iš vieno kito šono žaisti, aš manau, tokį ant suolo tikrai palikčiau, ypač kai mes dabar tikrai turėsime gal nemažai žaidėjų, kurie jau keliaus. Tai todėl, manau, ir paliksiu. Bet aš tau pilnai pritariu. Ne, žinai, čia tie klausantis gal dabar man tai važnai rodo, tipo, bet aš myliu šitą Odę, sakau, Trosarą, viskas tvarkoja su juo, viskas idealu, bet aš sakau, kaip super saba, žinai. Bet jeigu kažkiek, kalbant apie tai, kad norim kilti į kitą lygį ar ne, žengti tą žingsnį, nu aš manau, kad tavo galbūt kažkiek pozicija būtų, kur Trosaras galbūt ir būtų visai nieko, jeigu kažką bandytume kito, žinai, sumedžioti. Ja, pilnai pritariu. Ok, tai prie šokolado tada grįžtam. Saka, Saliba, Gabrielis ir Martinėlis. Pieniškas šokoladas, gaunasi biškelė. Jo, ta prasme, čia kategoriškai ypač, aš manau, prioritetas šitoje vietoje yra 2. Yra Saliba ir yra Saka. Saka, kur jisai yra nuo mūsų futbolo akademijos, tai mes gal turime truputėlį ten dėrybų galimybių, sakykim, kur jisai tikrai liks, jeigu jam pasiūlysim dar daugiau, nes jisai tikrai turi tą didžiąją meilę Arsenalui. Saliba tikrai žiūrint į jo intervus ir žiūrint, ką jisai daro, taip jisai irgi klubą nuo vaikystės žiūri, kadangi prancūzų nemažai irgi turėjom. Bet yra tas jausmas, kad Realas ten kažkur... Tai čia kita stotelė, aš tą norėjau sakyti, čia kita stotelė yra, ta prasme, Realas. Ir aš manau, nu, jeigu mes dar be trofėjų pabūsime, o ten tas bičias toks atrodo, jisai ambicingas yra, ne? Aš manau, maks, ką galim mes dar išspausti, tai dar kokių 2 papildomų metų kontraktą jam pridėti, kur jisai gal dar norės likti ir laimėti su mumis daugiau. Taip. Bet jeigu mes po šio sezono vėl būsim tušti ir vis dar bus nepasirašytas kontraktas, tai klaustukų tikrai bus. Ir manau, kaip tu minėjai praeitam segmente, jeigu mes norim uždirbti pinigų, tai gali būti, kad tai yra ta išeitis, kad reikės paleisti ir uždirbti savo kokius 100 PM. Ypatingai gal aš galvoju apie tų pinigų uždirbimą, tai mes kalbam apie Gabrielį ir Martinėlį. Gabrielis kiek ten atseikėjome, ten arti 30 turbūt milijonų, kažkas tokio, ar ne tada? Taip, kažkas tai tokio. Liliui, ne Liliui, plauk, nepaminu, kam ten. Kažkam iš Prancūzijos. Martinėlis 7 ten ar kiek milijonų, ar ne? Tai va čia, bet žinai, turbūt čia, nepaminu, kažkas labai mėgdavo visą laiką pas mus rašyti komentarą. Martinėlį jau reikėjo praeitais metais parduoti, kai galėjom 70 gauti milijonų, ar ne? Kiek jis dabar vertas? 20? Nu, ne 20 turbūt, ar tai 50, aš taip įsivaizduoju, ar ne, Martinėlis turėtų būti rinkoje vertinamas? Aš manau, iki šiol visi klubai labai klausytųsi. Ta prasme, jeigu mes norėtume jį parduoti, tikrai jisai nėra blogas, turėtų etapų pas mus, kur
blogos formos buvo, bet sakyčiau, žinai, tie etapai jo blogi buvo tada, kai Odės nebuvo, tada, kai jisai neturi to suporto savo, nes vis tiek jisai krašte moka savo driblingus daryti ir taip toliau. Aš sakyčiau, jam truputėlį gal reikėtų daugiau kantrybės ir to, tai vadinama maturity, kur kai jisai muša į vartus, kad truputėlį padirbėtų. Bet jisai vienas iš nedaugelio, kuris šventė įvartį, dar jo neįmušęs. Tas yra smagu. Jo, prieš Chelsea turbūt. Prieš Aston Villa. Prieš Aston Villa, okei. Jo, tai va, tai gerai, turbūt apie šituos žaidėjus, aš manau, Gabrielis ar kažką apie Gabrielį dar. Aš manau, svarbiausia šitoje vietoje, kadangi tu Gabrielį irgi paminėjai, kad mes neprarastume abiejų Salibos ir Gabrielio, nes tada tai būtų, taip sakant, Bet ten, ar nėra tenais taip, kad, žinai, arba jie du, arba nei vieno, nes kažkaip ten ta sinergija pas juos yra tikrai, nereali, ar ne, ir jie sako, daugiausiai ir pykstasi tarpusėje, bet tai yra normalu turbūt, jeigu tu nori augti kažkur, ar ne, turi pyktis, bet va ta tokia... Tas duetas, jisai tikrai labai gerai atrodo. Ir šiaip tokį gaut kaip Gabrielį, gal jisai nėra pats užtikrinčiausias gynyboje, bet ko neatimsiu iš jo, tai noro begalinio. Yep. Ir neatimsiu tų įvarčių. Ta prasme, kiek tas bičas sumušęs jau pas mus įvarčių per karjerą Arsenalo, kokiu arti 15, aš taip iš galvos sakyčiau. Jo, nemažai jau įvarčių, ypač kai mūsų standartai yra arkliukas dabar. Ir ko dar pridėčiau, Gabrielis turi, tai tą tokį, sakykime, charizmą, švenčiant įvarčius visokiausius, ypač šitas, ne? Bet ką pastebėsiu, ta prasme, taip sakant, žinai, kai tu bandai nukopijuoti namų darbus, bet tau sako, bet tu tai, kai kopijuoji namų darbus, tu biškelį pasitek, kad kitaip būtų, tai jisai darė ne taip, o darė taip. Bet šitas geras buvo. Žiauriai geras buvo. Čia toks, kur atrodo gal iš nemokėjimo, kur yra tikrai vienas video, visi yra matę, kur filmuoja tėvas ir eina vaikas po vaiko ir daro ten, žinai, tipo, ir vienas ateina ir nemokėdamas ir kažkaip taip, žinai, padaro, tai čia toks galima, žinai, atrodo, kad jis norėjo gal taip daryti, netyčia taip padarė, bet faktas, kad čia nais, tik tais klausimas, žinai, kas po to slypi. Aš manau, būtent... Kažkoks įkandimas vis tiek. Ne, mind game'ai. Ta prasme, Gabrielius labai panašiai su visais puolėjais taip pat žaidžia. Ypač, kai jie tarpusavį, žinai, kovoja mačo metu. Tai manau, Gabrielis būtent tokiu būdu bando savo varžovus, žinai. Jisai tada reiškia, dar turės padaryti tai atsakomajam mače, mesti stipriai kamuolį į galvą Haalandui, ar ne? Kad jisai išliktų kuklus. Humble, kad išliktų. Jo, aš manau, kad tau... Aš tai ne kamuolį mesčiau, žinok, batą tokį. Tvarkoj. Gerai, žiūrėk, tada einam toliau, turėsim dar tų čia temų nemažai, bet gal biški pasuksim greičiau visą tą ar ne juostelę. Tu man parašei tokį klausimą, Bukayo Saka, ar tai naujasis Thierry Henry? Ir klaustuką uždėjai. Taip. Taip pats ir atsakyk dabar tada šitą klausimą. Žinai, jie tarpusai tikrai nemažai šnekasi, tai jau nekartą Bukayo yra minėjęs, tai Henry jam nemažai duoda patarimo. Bet būtent po Henry išėjimo, po tokio simbolio Arsenalo, kur dabar visi iki šiol dar prisimena, ar mes turėjome po Henry būtent tokį simbolį iki šiol? Manau, kad ne. Tai iš karto automatiškai ateina ta idėja iš to, kad Saka jau to tampa. Jau 3 mėnesiai sezono, žmogus jau turi 6 įmuštus įvarčius, 9 asistus. Tikrai dabar, kai Odė dar grįžo, jau matome tą senąjį gerąjį Bukayo, kur ne vienam jam reikia tempti viską, su Odė visai kitaip atsiranda jam vietos, nes be Odės 3 žmonės ateina gintis prieš Saką ir viskas, daugiau nieko nepadarysi. Odė būtent padaro tą speisą jam. Okay. Tai mano nuožiūrė, taip, mes turime komandos simbolį, pirmoje vietoje tikrai reikia vėl su juo pratęsti kontraktą ir manau, tik geri dalykai laukia su Saka. Šiaip vakar atsiverčiau Lietuvos Respublikos tą raudoną enciklopediją, žinai, kur buvo prie S raidės Saka buvo paminėtas, 64 įvarčių šiuo metu turi, bet kalbėkim tik apie įvarčius, ar ne? 25 vietoje yra. Vis dar aukščiau Sakos pagal pelnytus įvarčius yra tokie etalonai, kuriuos jam reikės aplenkti. Tai yra Aleksandras Lakazetas, Fredis Ljungbergas, Sančesas, Piresas, Auba, Žirų, Volkotas, Van Persis, Vraitas ir Thierry Henry. Aišku, apie šitos čia gal reikia nekalbėti, ar ne?
Ar gali pavyti? Klausyk, 228 įvarčiai pas Thierry Henry, aišku, pozicijos visai skirtingos, nu, vadinkim, dalinai skirtingos, ar ne? Dalinai. Bet ar gali pasivyti jisai Thierry Henry? Ar gali būti ir ar tapsi tikrai tą legendą klubo? Nes ta istorija jo labai gražiai, ta prasme, čia iš vis nuo akademijos, jeigu saka, čia užbaigtų karjerą Arsenale, aš nežinau, čia būtų kosmosas, žinai. Bet ar dar šio laikiniam futbole tai iš vis tai būna? Jo, labai geras pastebėjimas. Kas dabar, pavyzdžiui, toksai yra šiai dienai, kuris yra, nu taip, gal... Kas ten buvo Romoje visą gyvenimą? Francesco Totti? Francesco Bet žiūrėk, Totti. mes kalbam vėl apie tuos laikus, kai dar, batonas buvo skanesnis. Taip. Mačiutė pasakytų ir panašiai, žinai. Bet aš kalbu apie dabartinius, ar ne? Vadinkime tuos tokius jau super žmonės. Tai, žiūrėk, Mbappé, ne, ten Haalandai visokie keičia, ar ne, komandas. Vinicius junioras kol kas, ar ne, galbūt tas, bet irgi tenais ant klaustukų, nes tenais, žinom, kaip ispanai mėgsta, ne, tamsios negimių. Jam labiau kukliam reikėtų būti Vinicius. Ir jam pačiam, bet, jisai gal gali. Prie Haalandą galėtų kartu. Tai, bet, žinai, aš galvoju, kad tokių nelabai daug ir bėra, ta prasme. Aš tai savo kitokį klausimą turiu. Tai gerai, jeigu mes šnekam, kad ateityje galimai saka kažkur tai eis. Kur jisai eis? Ta prasme, niekas... Tai turbūt kiekvieno mažo vaiko svajonė yra Realas, ar ne, karališkasis klubas. Ar tai nėra svajonė kiekvieno žmogaus? Nemanau. Futbolininko. Nemanai? Nemanau. Nežinau, bent jau saka būtent koks jisai yra, kaip personalo, tai kaip jisai elgėsi ir taip toliau. Būtent netikiu, kad jisai turėjo tokių svajonių. City? Be šansų. Be šansų? Be šansų. Nemanau, kad jisai City'is. Jeigu jisai eis, aš manau, jisai eis. Labiau netgi Barsą sakyčiau. Bet nemanau, kad jisai kitą kaip į Premier lygos klubą turės. O gal jisai eis ten, kur Arteta eis? Geras klausimas. Jo, čia šiaip reikėtų dar pažiūrėti, kada Artetos kontraktas baigėsi. Žiauriai geras klausimas. Bet ar ne 2 sezonam lyg ir dar kažkas tokio? Aš manau jo. 2, man atrodo, pratęsis. Nesmė, jo, bet aš vėlgi nenoriu aš čia kvestionuoti faktas. Ta prasme, saka kosminis žaidėjas. Šiam momentui jau netgi, vadinkime, ir pagal sužaistas rungtynės, jisai nėra ten labai dar toli, jisai ten dabar gal top 40-ukė, top 30-ukė, ar ne? Su sužaistom rungtynėm šiam momentui jisai turi 243 rungtynės sužaistas, ar ne? Tai, kalbėkime apie tą patį Thierry Henry, turi 377, ar ne? Netgi tą patį Janą Vraitą paminėkime, 283 rungtynės. Tai jau saka, čia žiūrėk sezonas ir Janą Vraitą pralenks su sužaistom rungtynėm. Tai, žinai, tiesiog futbolas yra kitoks ir nepamirškim to, kad jisai vis dar yra žiauriai jaunas, tai tikrai jisai turės parako gerą 10-metį dar varyti. Tai manau tikrai su tais numeriais jisai kažką tais pavys. Ar jisai pavys Henry, ar tai turėtų būti jam iš vis tikslas, yra klausimas. Aš manau, pirminis tikslas yra dabar laimėti Premier lygą, laimėti galimai Čempionų lygą. Taip. O tada jisai jau apie statistiką aš irgi galvoju, kad jeigu norim išlaikyti dabar, ar ne, ir žmonės, ir saka, reikia titulo. Ir mes turbūt kalbėkim, ne apie FA Cupą, ar ne? Žinai, aišku, FA Cupas šį sezoną jau atrodytų dabar labai gerai, ar ne? Labai gerai būtų. Nes, vadinkim, pirmasis FA Cupas Artetos, ar ne, tai vis tiek labiau buvo Aubos, gal sakykim, ar ne, komanda tuo metu dar, ar ne. Dabar akivaizdu, tai yra Sakos komanda, Ode, ar ne, dar prieš akiją ten kartu. Tai šitiem jauniem bičiam labai reikalingas, žiauriai reikalingas yra, vadinkime, trofėjus ir koks jis bebūtų. Ir aš dabar nepamenu, kas sakė per mūsų laivą, kad netgi ir dabar tas Lyga Cupo, ar ne, kaip jis taip Karabao, ta taurė, kokia jinai būtų tenais smirdanti ar kažkokia kitokia, žinai, bet jinai reikalinga dabar būtų ir tai. Aš manau, nuimtų tokį pressure, taip vadinamą, nuo komandos biškelį. Plius, kad tas pats Karabao, niekas jo per daug nevertina, vis geriau negu Community Shield. Bet džiaugiasi dėl to Karabao, ta prasme, vis tiek Hebra džiaugiasi ir ten City ne vieną kartą kėlės tą, žinai, taurę ir pasidžiaugdavo ir gebėdavo ir tai vis tiek, vadinkime, kabinetas pildytųsi, kaip kiti nepasidžiaugto gali. Plius, kad per paskutinius 3 metus visiškai neprioritizavom tų kapų netgi. Tai pagaliau mes turime didesnį sudėtį, pagaliau gilesnį sudėtį turim ir tas
quality yra geresnis, tai aš manau tikrai reikia bandyti imti bent jau vieną kapą. Tai žiūrėk, tai ar saka, kitas Thierry Henry gali būti ok, liko neatsakytas klausimas, laikas parodys, o tada kitas klausimas, ar Ethanas Nwaneri gali būti kitas Saka? Labai geras klausimas. Aš manau, visi džiaugiasi ir manau, visi vis galvoja, tai kokio velnio mes Ethaną neleidom, kai Odi buvo traumuotas. Maždaug, leisk tu jam pasireikš, nes jisai kai tik tais išeina visiškai kitoks žaidimas. Individualiai labai gražiai apeina žaidėjas. Pirmos rungtynės buvo, tas matėsi toks ir tą kamuolį per daug atsileidžia, bet tai jaunas žaidėjas, viskas ok, suprantama. 17 metų. Jo, labai panašiai eina kaip Saka į sudėtį įsitraukia. Aš manau, šį sezoną tikrai jie daugiau matysime, kai jisai Odį daugiau keis, kas yra smagu, tai kitą sezoną gal netgi daugiau galimybių gaus. Tai labai smagiai atrodantis žaidėjas, visai kitokios pozicijos negu Saka, kas yra irgi smagu. Tai aš manau, tie, kurie peikia, kad mes iš jaunimo paskutiniu metu po Sakos nieko neturėjom gero, tai pagaliau matome kažkiek tais Pero darbą ir matome, kad visgi atsiranda tų tokių džemsų. Ypač dabar, kai mūsų sudėtį patekti yra trigubai sunkiau negu tuo metu, kai buvo Emilė ir Saka, kai jaunimas turėjo daugiau galimybės, nes pamatus tik tai statėme, o dabar jau, kai visas namas yra, viskas funkcionuoja, labai sunku dar vieną jaunimą įkišti į tą sudėtį. Tai tik tais dar daugiau parodo tai, kad Ethanas tikrai nemažai turėjo padirbėti, kad gauti tokį pasitikėjimą. Ok, Emilį. Pasakė, kažkodėl, jūs skaitėsi knygą Emilis iš Žaliųjų mansardų, kažkas tokio, ne? Ne, ką? Ne, tiesiog kažkodėl dabar šitą knygą šovė į galvą. Žiūrėk, tai kaip tau šiaip atrodytų tas mūsų išsidėstymas Martinėlis, tebūnė Havertzas arba kitas puolėjas Saka, ir tada vidurys, per patį vidurį Gipsas Raisas, dešiniau Odė ir kairiau Nwaneri. Visai blemba gal neblogai turėtų būt, ką? Visai gal ir neblogai, bet vis tiek manau... Nes šiaip iš Nwaneri ko tu neatimsi, tai tvirto kūno. Ir tikrai atidirba bičias gynyboje, blemba, atidirbinėja. Nes dabar, žinai, kaip tu sakai, brautis po biškį į, vadinkim, į startinę sudėtį, okei, Saka, be jokios abejonės, mes matėm, kad jisai gali ir ką gali užkeisti. Ką Nwaneri dabar gali užkeisti? Ką? Odė? Turbūt. Jisai Odė tikrai nepakeis. Tai šitoje vietoje yra kostukas. Nebent Odė kažkada, pasakys, žinai, viso gero. Bet... Taip, jo, visi galvojam, kad Odė yra mūsų tas 8-asis, bet jisai vis tiek labai daug 10 dirba. Mes matom, kad Arteta žaidžia labai panašiai kaip ir Pepas, kur sugeba, vadinkime, ten iš Bernardo Silvos padaryti vos ne saugą, žinai, nors visą gyvenimą kažkur, ar ne, vingeris buvo ir, ta prasme, ir ten susideda ta visa komanda. Tai aš sakau, ta prasme, man atrodo, kad tavo, vadinkim, saugų grandinė iš Nwaneri, Odės ir Raiso gal visai neblogai atrodo. Plius, kad jisai yra 17 metais, ne, tai jisai dar tikrai paaugs, tvirtesnis bus, tai gal ir bus tokias galimybės, kur jisai bus tas tvirtas 8, o Odė jau bus tada viršų ir taip toliau. Ir čia reikia duoti kontraktą ir reikia duoti laiko bičiui, nes jis puikų pavyzdį turi, ar ne, Saka, bet turi gal ir nekiek... tokius nelabai sėkmingus, vadinkim, Enketė, Emilis, nėra iki galo sėkmingi, ar ne, Nelsonas ir panašiai. Bet reikia tikrai ir duoti jam, vadinkime, pažaisti, nes buvo tų kalbų, kai jam buvo 15 ar 16 metų, kad jau, vos ne su atsisveikinimu buvo, ar ne, arti atsisveikinimo buvo realiai. Chelsea, man atrodo, kas ten įkabino. Ar United, gal aš nepaminau dabar netgi. Buvo dabar tų kalbų, nes Anglija yra tas Bayeris, kur tu negali profesionalaus kontraktą duoti nepilnamečiams ir panašiai. Tai ir man atrodo, tas pats Bayernas ir visi kiti Europoje jau pradėjo žiūrinėti, ar jie gali pasirašyti. Tokiu būdu mes ir praradom kai kurios. Tai čia dabar nepersniausiai kitą jauną praradom, kaip taip, Polė. Obi kažkoks. Neprisiminsiu, jo, Obis, whatever, jisai irgi jo buvo nuėjo United šitoje vietoje, bet jo ir Bayernas domėjęs. Ok, Dariušai, ir tada besibiški pasiruošęs, nes Nwaneris tai yra ne vienintelė tokia pati pavardė Arsenale, ar ne? Taip, mes turime U15 Arsenalo, sakykime, daly. Jo brolį Emersoną, kuris vėlgi dabar nemažai žiniasklaidoje buvo aprašytų dalykų, kad jį pakvietė į Anglijos rinktinę ir visai žiūrim, kad turime dar vieną augantį Nwaneri
kuris galimai brolio pėdom dabar paseks, žinai, vienas seka Sakos pėdom, šitas brolio ir žaidžia vidury irgi. Aišku, nereikia dėti jokių, žinai, ten dalykėlių jam, jisai labai jaunas dar, bet atrodo visai nice, plus kad dar pridėkime, turime labai gerą šeštą arba center backą, kuris yra Maksas Daumanas. Taip. Tai žiūrint į mūsų akademiją, smagu matyti, kad mes auginam labai gerą jaunimą. Taip, ne visi jie išaus, kai jie bus 20, bet jeigu jau rimčiau pradedam kalbėti apie šitus dabar, kai jie tokie jauni, nu, tai tikrai parodo, kad mūsų akademija veikia puikiai. Bet žiūrėk, smagu yra ne tik tai, smagu yra ir tai, kad ir Arteta duoda pagaliau tam jaunimui žaisti. Ir netgi matome, Jibitų ten nusipirkom Neto, kuris turbūt, aš žinok, dedu 100 eurų ant stalo, kad jis nesužais ne vienų rungtynių turbūt. Ir žinai, ir leidžiam vietoj to, ta prasme, blemba, labai negražiai pasakysiu, Smurfą. Man jisai labai kaip vardininkas žemas ar ne, aš net nepamenu dabar jo pavardės. Aš irgi neprisiminsiu tų pavardžių, mes porą nupirkom. Nesvarbu. Bet esmė, kad duoda Arteta, būtent kažkaip šį sezoną duoda nemažai jaunimui žaisti. Tikrai nemažai. Net ir prisizonė mes matėm, ta prasme, absoliučiai tokių visiškai naujų veidų, kur netgi mums reikėjo jau parašyti biškį ir trumpus straipsnius susipažinti su Hebra, nes iš kur tu atsiradė, žinai, toksai, nes apie akademiją dažniausiai mes nesidomėm labai stipriai. Jo, aš manau, čia taipogi prisideda prie to augimo Artetos kaip trenerio, nes ko puikiausiai matėm, kaip pavyzdys vėl panaudosiu Jurgeną Kloppą, kuris nemažai to jaunimo leisdavo į League Cupus ir taip toliau. Mes pagaliau turbūt šį sezoną matome, kad Arteta padarė savo kažkokias tai išvadas ir eina prie Kloppo ir Vengero to tokių mąstymų, kad būtent šitie kapai ir turėtų tarnauti jaunimui, pasirodyti ir duoti to pasitikėjimo savim, kad jie po to galėtų būtent suleido pagrindiniai sudėti, kai mums reikės rimtesnės nemačiusi jos. Taip. Tai pagaliau, sakyčiau, subrendo pats Arteta šitoj vietoje ir manau, su kitais sezonais daug daugiau jaunimo matysime kapuose, kas yra žiauriai smagu. Taip. Ir apie kapą svarbą mes jau pasikalbėjom. Reikia mums tų taurių, ta prasme, ir čia net nėra ką kalbėti, ar ne? Šiaip dabar, žiūrėk, dar vieną šiaip temą buvom išsirašę. Ir galim trumpai mes ją paliesti, einant jau galbūt dabar link to dabartinio sezono ir kaip aplamai mes jame atrodome, ar ne? Tai šiam momentui, pagaliau grįžo Odė, kaip ir tu pačioj pradžioj pasakei. Ir aš bandžiau pasirankioti biškį informacijos, tos informacijos galbūt up to date dabar nėra, ar ne, bet taip akies testų primetant, aš galiu pasakyti taip, kad Arsenalas Premier lygoje su Ode sužaidė apie 140 rungtynių, plius minus, iš kurių laimėjimo procentas yra šiam 6%, pralaimėjimas 20%. Be Odės tai yra vos 15 rungtynių. Ir iš tų 15 rungtynių laimėjimas yra 5%, pralaimėjimas 4%. Ir, žinai, tas klausimas mūsų buvo Odė su, ta prasme, su Odė Arsenalas ir be Odės. Ir aš taip žiūriu tos skaičius, mažai imtis, kad kažkokios daryti. Čia mums labai, vadinkime, kažkokias tai įžvalgas, žinai, stiprias, nes Odė pastoviai sveikas ir čia tas vienas iš nedaugelio atvejų ir buvo, kur gavo biškį tokią rimtesnę traumą. Bet matom, kad be Odės, faktas, kad kažkiek straglina komanda. Akivaizdžiai. Aš manau, labai geras pavyzdys yra City su De Bruyne ir be De Bruynes. Ne šį sezoną, bet praeitais sezonais, kai jie... Ypatingai ten imkime ten 2-3 sezonai atgal. Būtent, tai aš manau, mes esame labai panašioje stadijoje šitoje vietoje, nes Odė yra mūsų maestro. Sąžininkai, kai tu matai, kaip jisai judina kamuolį, ta prasme, kaip į priekį tos kamuolį stumia, kaip jisai sudaro tą space'ą, kur kiti gali kažką tai toliau daryti. Tai yra kosmiškai, ta prasme. Tai iš karto pamatai, ko mums trūksta. Šiaip, žinai, sako, kad mėgsta brazilai šokti su to kamuoliu. Ronaldinho, dabar Jesusas ar ne, kur mėgojasi to futbolų, draivas kažkoks yra. Aš čia sakyčiau, tai yra toksai, žinai, baltaodis Ronaldinho Brazilas, žinai, kuris neturi gal tų kažkokių ten įspūdingų šuolių su kamuoliu tenais ar ne, kažkokios tenais sambos nešoka, bet tie perdavimai su kulniukais ten pasimušant ar ne, įspūdingai atrodo ir ypatingai, kaip tu sakai, perdavimai į erdvės ar ne, kažkokias tai, aišku, tam pačiam sakai tenais, ar Benui Vaitui ir panašiai.
Jo, pilnai pritariu, ta prasme. Daugiau neturiu ką pridurti, ta prasme, kapitonas yra kapitonas. Reikalingas jisai yra. Ir dabar žiūrėk, išgyvenom be Odės, tikėkime, kad dabar viskas bus gerai, o ką mes prigyvenom be jo, tai prigyvenom 9 taškus. 9 taškų atsilikimą. Ir kiek plauk dabar turų sužaidėme mes? 13? Kažkas tai tokio. Kažkas tokio. Nu, toj palauk, aš patikslinsiu, žinai, kad nebūtume kažkokie čia apsišaukėliai. Tai dabar 12 turų sužaista, šiandieną 13 turas, nu bent jau mes šiandieną nekalbam, kai su West Hamu žaisim, bet apie tai nekalbėsim. Ir 9 taškai po 12 turų, nu lietuviškai pasakysiu, dahuja. Ne lietuviškai, bet daug. Daug. Bet tu man pasakyk, tu tikėsi, kad Liverpoolis taip iki sezono galo varys, o taip? Mes tengi kitoj salėje kalbėjome sezono pradžiai Liverpoolį, mes taip dėjom, bet nedėjom iš žirgų lenktynės labiau, ar ne? Visiškai nedėjom. Jo. Nesitikėjom. Kas galėjo iš to nusiskutusio salą tokio, žinai, sezono ir kas galvojo ir galėjo patikėti, kad išėjus Jurgenui taip ilgai užsitęs šitas, nu, vadinkime, kaip jisai vadinasi, tas povestuvinis, nu, sindromas, žinai, kur viskas taip gražu, nu, atrodo, nu, nebūna taip ilgai, o čia jau visi 12 turų ir taip žaidžia ir ne tik Premier lygui, bet kaip jie čempionų lygų juda. Pirmoje vietoje čempionų lygoje irgi. Be pralaimėjimų. Jo, 5 laimėjimų. Tai va, bet aš netikiu, kad jie taip varys toliau. Aš nelinkiu jiems traumų jokių būdų. Bet tiesiog atrodo, nu kažkada tais jie tikrai turėtų nusiraminti, nes jeigu ne, nu tai tada, žinai, pakeliam, ta prasme, rankas ir sakom, okei, jeigu jūs taip varysit iki sezono galo, nu tai jūs verti esate. Bet todėl aš ir manau, kad mums labiau sekasi vytis, vietoj to, kad mes būtume pirmi ilgą laiką. Jau matėm 2 sezonus iš eilės, kas būna, kai mes esam pirmoje vietoje per ilgai. Tai galiausiai baigiam sezonus antroje vietoje. Tai sakyčiau, šitoj vietoj, plus, kad Arsenalas jau sužaidė su labai daug taip vadinamo klasikinio top 6 ir nekarto nepralaimėjom, o jie vis dar žais ir jie nemažai turėjo rungtynį su žemesniais klubais. Aišku, dabar jie žais su City, tai tikrai pamatysim, ko jie bus verti. City taip yra nukraujavęs, daug traumų turi. Ir prastai atrodo tikrai, nu, neslėpkim to žodžio, prastai. Nu, aš manau, visi ko puikiausiai mėgaujamės, kaip jie prastai atrodo dabar. Bet, sakyčiau, kai žiūrėsiu Liverpoolį prieš City, visai nesupyksiu, jeigu lygiom baigsis, nes mums tai yra naudinga. Ir aš vis dar kažkodėl tais tikiu ir nuo pat pradžių tikėjau, kai mes žaidėm tom lygiom ir Bournemouthui pralaimėjom, aš vis dar tikėjau, kad tai yra tiesiog mini etapas ir kad mes padarysim taip, kaip City daro dažniausiai, antroji sezono pusėje eisim iki galo ir aš manau tikrai tas įvyks. Bent jau mano yra toks lūkestis, žinai. Bet ir optimizmas, aš manau, kad viskas bus gerai. Nu, aišku, apie tai dabar gal ir dar nesinori kalbėti, ar čia mes dar turim vilčių, ar neturim vilčių, nu, visą laiką ta viltis yra ir, nu, nėra čia apie ką kalbėti. Ir puikus pavyzdžiai, ar ne, ir tas pats City, ir United turbūt tenais ne vieną kartą, ar ne, kažką yra panašaus padariusi. Nu, jeigu žiūrėtum istorinius įrašus per VHS. Taip. Nu, okei, tvarko. Ir žiūrėk, tada aš manau apie Premier lygą turbūt tiek, ar ne? Šiaip tvarkaraštis nėra lengvas, ateina ir United dabar tas pats, ar ne, kurį mes paminėjome namuose gruodžio 4 dieną ir šiaip aplamai tas gruodžio mėnuo, kaip visą laiką mes atsimenam, nu daug rungtynių gruodį, žinai, būna, tai dabar tiesiog grįžo Odė, chill visi, ar ne, nusiraminam, žaidžiam. Ir ką dar galim šiek tiek paliesti, iš tikrųjų turbūt Čempionų lyga, ar ne, nes tas formatas naujas, mums tai nauja patirtis. Šiam momentui mums liko 3 rungtynės dar, ne, 5 jau sužaidėm, mes dabar ką dar turim Monaką namuose, Dinamo Zagrebą išvykoje ir Žironą namuose ar išvykoje? Namuose, man atrodo. Ne, 2 turėtų būti namie, 1 išvykoje yra Girona, aš kiek žiūrėjau. Okay, tai mes... Zagrebas ir Monaka namuose reiškia. Aš sakyčiau, visai neblogai atrodo. Paskutinis 3 mačai neatrodo namie, jie neįveikiami, ypač kai mes žaisim namie. Tai manau ir vėlgi, don't jinx it, taip sakoma, manau, kad tikrai būsim 8-tuke, pabaigsim, tai mums gal sutaupysim biškelį 2 rungtynes savo. Bet ką gal paminėsiu dėl naujo formato, taip pliusas yra, kad dabar kiekvienos rungtynės yra svarbios, kas yra labai smagu, visokiausi Brestai
yra topė. Lemba Mimsus to Bresto tenais yra gerų, ne? Pridarytų. Jo. Tai va, kad kai praeinam apie Brestus šnekėti, tai žinai visai kitokie įmoniai. Bet yra kuo pasidžiaugti. Brestas aukštai, PSG iš viso net nepapuola tenais į tą tarpkojį. Jo, ir į tarpkojį, ir į saugią zoną. Nu, ta prasme, šiaip įdomus formatas, reikia pasidžiaugti tikrai kažkas naujo. Ten gal koks Aidas Meduolis pasakytų, kad, žinai, jam ten patinka tas old schoolas, žinai, senas geras, bet tai nesugadina, vadinkime, visko, ar ne, šitas formatas. Nu, nesugadina to, vadinkim, tokio konkuravimo, kaip tik atrodo, jo daugiau netgi kažkiek yra. Daugiau netikėtumų kažkokių net ir atsiranda. Jo, daugiau matom visai kitokių klubų, kurios tikrai nedėtum į aštuntuką. Ta prasme, tas pats Sportingas buvo antroji vietoje prieš žaidžiant su mumis. Vienintelis gal minusiukas, kur bent jau man asmeniškai yra, tai aš manau, po 8 mačų tikrai bus klubų, kurie turės tiek pat taškų. Nu, tai tas jo. Ir tada reikės į įvarčius žiūrėti, gal geltonas kortelės žiūrėti. Aš manau, va tai yra truputėlį negerai. Bet čia, žinai, pirmi metai šito formato, tai aš manau, po poros metų jie tikrai kažką tais kitokio gal perdarys ir dar protingiau. Bet ir dabar, žinai, įdomu jau bus žiūrėti, nes dabar jau viskas, tu nebeturi kur dėtis, jau dabar Chebra turės jungti tą, kaip sakoma, aukštą pavarą, žinai, ypatingai tie, kurie yra žemai ir dar nepatenka į tą, žinai, saugią zoną. Ir aš manau, kad pats įdomumas prasidės, kai prasidės tą visą mėsmalę atkrintamųjų, tenais, įkrintamųjų, netgi gal taip galim pavadinti, ar ne, tas etapas, kol tikėkime mes tokie, kaip būsim saugus ir lauksim, kas pas mus atkeliaus, ar ne? Jo. Žinai, kas juokingiausias šito formato, kad jeigu Realas ten koksai bus įkrintamosiuose ir panašiai, kur dabar jisai yra žemai, po to tu laukia ir gauni, žinai, Realą kokį, bet, čempionų lyga yra čempionų lyga. Tas ypatingai, taip, tas tikrai ypatingai, nes, aš dabar irgi tą pačią lentelę atsidaręs esu, tai netgi tokie talonai, kaip, nežinau, City 17 vietoj, ten Juventusas 19, Madridas 24 vietoj, o žinom, kad 24 vieta yra saugi. 25 vietoj juos žiūri kaip Trosaras ir Sirgalius Paris Saint-Germainas. Normaliai, ar ne? O Šachtarius jiems šnapuoja į nugarą. Tai šiaip, įdomu, tikrai įdomu, nežinau, netgi ir tą patį galim paminėti Leipzigą, kaip pavyzdys. 34 vietoj iš 36. 5 pralaimėjimai. Kosmosas, ar ne, atrodo. Ir nepasakysi, kad ne kažkokie su burtais nepasisekė, ar ne, ir Vokietijoje neatrodo jie labai prastai. Bet kažkoks tai toks, žinai, įdomumas tikrai yra ir visai smagu, tikrai visai smagu, ar ne? Yep. Gerai, tai žiūrėk, visiškai į pabaigą einant link švenčių. Šiaip, tu turėsi tą perskaityti, bet po to gerai, perskaitysi tą palinkėjimą, nes šiaip ne bet kas, o ChatGPT, Chebra, jums paruošė šiandieną sveikinimą, atidavėm, kaip sakoma, garbę jiems sukurti šitą visą sveikinimą, o mes einant link švenčių turime biškį pakalbėti apie tą sausio transferų langą, ar ne, nes jau podcast'o nebeturėsim iki jo, turėsim gal tik vieną kitą kokią transliaciją. Tai aš matau galimybės absoliučiai nieko nenupirkti. Ta patį norėjau pasakyti. Nes aš kažkaip galvoju, kad Edu išėjo, nieks dabar nebus rašinama, kaip ir Havertzas lyg ir deliverina, ir dabar netgi labai būtų taip sunku net pasakyti, tai ko mums iš tikrųjų reikia dabar, žinai. Ar tikrai reikia to puolėjo? Gal, vėl nežino. Nežinau, sunku pasakyti. Dabar, aišku, žinai, galėtum pasakyti, jo, Havertzas iškristų, būtų iš vis šakės ar ne. Bet turbūt negalėjome pasakyti to paties sezono pradžių, kad Havertzas iš viso bus vienas labiausiai liaupcinamų ar ne žaidėjų ir kad jis bus mūsų pagrindinis puolėjas. Plius, žinai, o kas tau atiduos savo geriausią puolėją sausį, nes jau visiškai nepopuliaru. Buvom kažkada nupirkę, ir Aubagį buvom nupirkę sausį, tai ta prasme, buvo tų. Bet visai kitokie laikai buvo, dabar kai puolėjų tų labai mažai, ta prasme, niekas jų neatiduos sausį ir patys žaidėjai jau yra linkę labiau eiti prie vasaros daryti tos pokyčius. Tai aš manau, pilnai pritariu, nežinau, kolegos komentaruose galės kažką tai šauti, ko mes gal nematom. Gal nebent koks fokusas bus toksai, kaip pavyzdžiui, nežinau, įsivaizduokim,
Sterlingo gal paslaugų bus atsisakyta, gal kažkas kitkas ant nuomos bus įmama, nes kol kas lyg ir, netrodo labai, paskutinėse rungtynėse jo Sterlingas ten asist ar nepadarė, visai gal ten neblogai jis atrodė. Pasivelnė tas Sterlingas, šiaip sąžininkai, jisai tikrai kaip nuo suolo. Bet aš iš jo tikėjausi tikrai, aš galvau, kad jisai bus pas mus, kad jisai tikrai nukonkuruos Martinelį kokį ir kad bus startinis žaidėjas. Aš manau, aš vis dar galvoju, kad jis galėtų būti, bet jis tas žaidėjas, kuris turi žaisti. Jisai nėra super sabas, man atrodo, Sterlingas. Bet tu dabar grinai sakai tai, ką Arteta savo dabar konferencijai sakė, kad jisai irgi jaučia, kad jisai per mažai jį naudoja. Tai gal dar pamatysim kažką tai iš Sterlingo. Sausį nebent kažkas tai labai rimto atsitiks ir traumos nedaug dievė kokios bus. Tai ir tai greičiausiai bus nuoma, ne? Jo, nuoma, tikrai nemanau, kad ką nors pirksim, sąžiningai, ta prasme. Iš vis reikėtų iškelt klaustuką, ar dar po 5 metų iš vis turėsime sausį transferio langus. Okay. Nes bent jau taip atrodo, kad labai nepopuliaru ir gal kitaip bus daroma tai, gal leis iš vis tos žaidėjus ten nuomas daryti, bet kad... Registruoti iki kažkada. Iki kažkada, kažką tais gal pasieksime, žinai, ten tų pačių NBA formatų kokį ten ar kažkokius... Ar Eurolyga ta pati, kur leidžia iki kažkada ten įsiregistruoti žaidėjus naujus. Pritariu, nes tu prasme, kol kas jau matome kokie 3 metai iš eilės, ypač po COVID, kad sausis pradeda tiesiog neveikia. Tai manau, kad kažkokie tais pokyčiai bręsta. Gal ir bus pirkinys, bet aš kažkodėl tada tau nieko nepasakiau, bet aš galvoju, gal netyčia sausį sulauksim visgi džemų naujo. Taip, žinai, kol jisai taip įsivažiuos, kad jau galėtų vasarą pradėti, žinai, dirbti darbus. Įmanoma, šiaip tas pats labai be darbo dabar sėdi. Tai. Taip. Gerai, o dabar ką Dariušai, publika tavo, aš manau, pasveikinimas. Pasveikinimas Kalėdom. Pasveikinimas Kalėdom ir reikia įvesti kontekstą. ChatGPT, ar ne? Surašė lietuvių kalba ir tu dar paprašai, kad į sveikinimą būtų įterptas ir Tottenhamas su tokiu linksmu gal kažkokiu pašiepimu, ar ne? Taip, pabandom. ChatGPT. Sveiki, mėly Arsenal gerbėjai. Švenčių metas, puikus vaikas ne tik džiaugtis, bet ir šiek tiek pasijokti. Tai tikimės, kad jūsų kalėdos bus tokios pat sėkmingos kaip Arsenal kontratakos ir kad jūsų šventinis stalas neatrodys kaip Tottenham trofėjų lentyna. Tegul kalėdų senelis atneša jums dar daugiau pergalių, įvarčių ir žinoma tą svajonių titulą. O gal Tottenham gerbėjams šiais metais atneš ką nors praktiško, pavyzdžiui, žemėlapį, kaip surasti kelią į Čempionų lygą. Šiltų ir jaukių kalėdų, mėly Arsenal fanai, linkime pergalių naujųjų metų ir dar daugiau džiaugsmo stebint, kaip mūsų mėgstamiausias klubas kyla į viršūnę. Vienybėje jėga ir kaip visada North London yra raudona. Aš galiu tik tais pavloti dabar, aš galiu tik tais pavloti šitai moteriškai, kuris surašė šitą tekstą. Aš taip įsivaizduoju, kad čia moteriškė rašė. Neįsivaizduoti, jeigu jis turi gender. Ne, gal jie non-gender yra. Okay. Tai viskas, turbūt tiek, Hebra. Ačiū Jums. Gražių švenčių, jeigu nesusimatysim. Ir stay humble, ar ne, kaip pasakytų. Stay humble. It's